can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our faces into the sun. Breathing our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Sveikiname jūs mes, sveikinasi šito lėktuvo troleibuso vairuotojas Mantas. Mantas parašė labai daug medžiagos pats iš pasakojimo, būtent Panemunės Žinią papasakos iš troleibuso vairuotojo gyventojo, o mano Nikito Jono tikslas jums papasakoti įdomių istorijų apie Kauno miesto troleibuso transportą, ką mes matome pro langus ir iš tikrųjų, ką mes pamatysime visos šitos kelionės metu. Darbo dar mažai bendroje yra, bet mano tėvai yra troleibusų vairuotojai jau už 40 metų ir aš nuo 5 metų jau pradėjau domėtis troleibusais. Tai tos teorinės patirties jau turiu nemažai ir žinau apie kontaktinį tinklą nemažai. Tai va, tai kaip ir minėjo, žinot, kad Škoda 9TR troleibusas buvo pats pirmasis Kaune. Tada Škoda 14 buvo antrasis, o kas pasakys, koks buvo trečiasis? Soleris. Ne Soleris. Škoda 15TR. Taip, Škoda 15TR, teisingai, va ten yra nuotrauka. Na čia Vilniaus pavyzdys, bet Kaune buvo 5 vienetai, tokių 18 metrų troleibusų. Taip, tai paskui į Kauną atkeliavo dar lenkiški troleibusai Jelc. Tai jie buvo surinkti būtent Kauno troleibusų parke. Tai ten yra prieki nuotraukos, geltonasis ir baltai mėlynas, kaip visi vadino lenkai. Tai mėlynas buvo aukštagrindis, o geltonas jau buvo žemagrindis ir buvo pritaikytas neįgaliesiems, turėjo rampą. Ir dar tokia įdomybė, kad abudu troleibusai galėjo važiuoti trumpą atstumą be kontaktinio tinklo. Tai galėjo avarijas, kažkokius tai įvykius, kurie trukdė. Taip, tai paskui 2006 metais pakeisti senuosius 9TR troleibusus buvo nupirkti 42, Soleris Pralina 12, trečios generacijos, tai būtent šis troleibusai, kuriame dabar esame. Tai jie pakeitė būtent senuosius 9TR troleibusus. Ir vieną dar parkę turim, tikėkime, kad gal kitais metais bus kaip istorinis troleibusas ir galėsim pasivažinėti. Taip, tai siekiant dar atnaujinti troleibusų parką, 16 metais buvo nupirkti 15 Darko Premjera T18 troleibusų, kurie matom tenai yra nuotrauka. Tai jie yra nuo 2000 iki 2002 metų. Taip, taip. Ir kuo jie yra ypatingi? Jie ir yra dar ypatingi, nes jie dar važinėti, jie turi dizelinį generatorių. Ir gali lenkti kažkokią tai kliūtį, važiuoti akinius ir vasarą. O praeitą vasarą buvo galima pamatyti, kad kažkurį troleibusų maršrutą tarnauja būtent tie troleibusai važiuoti apšaką dizelinę generatorių. Tai va, o paskui 19 metais jau Kaunas atsinaujino pilnai troleibusą su kitu kėbulu. Tai būtent šitas troleibusas važiavo Kaune, kaip matom 14 maršrutą, buvo bandomasis, apie mėnesį laiko dirbo, 2010 metais. Ir kuom jis irgi buvo ypatingas, kad jisai turėjo irgi dizelinį generatorių ir galėjo važiuoti be kontaktinio tinklo, tai dar buvo paroda prie savivaldybės Laisvės alėjų, galima buvo jį pamatyti. Taip, tai jeigu kam dabar įdomu, pakviesiu visus į lauką. Padėkit patalyrą, pajustumėt tą, kada traukiat į save. Pilnai traukiat? Jo, traukiat, jūs pakapdus, kad iki dešiniai pusės. Čia žiūriu, bačinas pardėdžiu. Dabar galit išdėti.
Su laidais, bet suprastai. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, never. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Buvo pas juos pagaminta 36 metais. Tai galima pajuokauti, kad Lietuvos ledo ritulio rinktinė, kuri 38 metais dalyvauja pasaulio čempionate Prahoj, galėjo jau važiuoti troleibusu ten kažkur viešbutį ar varžybas, greičiau teoriškai, nes ne taip greitai išplito. O čekiai, aišku, čekiai didelė inžinerinio meno, inžinerinės disciplinos populiariamumas. Ir dabar čekų vaikai buvo padaryta apklausa, kokią populiariausią darbovietę, kur norėtume dirbti. Tai visam pasauliu sako, norim dirbti Google arba Facebook'e, o čekai sako, mes norim dirbti Škodai. Ir tai lėmė, kad buvo daug projektuotojų ir gamintojų, ir ne tik automobiliai, bet ir visa inžinerinė technika buvo pasiūlyta. Na ir aišku, tuo jie išsiskyrė visame taip vadiname socialistinėme lageryje, aprūpino kitas Sovietų Sąjungos okupuotas arba prižiūrimas šalis. Na ir įdomus dalykas, kad pirmoji Čekijos gamykla, iš kurio dauguma tų senųjų troleibusų iškilo, buvo Ostrov mieste. Ostrov miestas yra vakarų Čekijai, ką žinom, šalia Karlovy Vary kurorto. Pagrindinės pajėgos yra daugiau pietiniai Čekijai, tai Pilzeno miestas, Mlada Boleslav ir kitur. O ten buvo specialiai pastatyta gamykla gaminti tiems troleibusams. Nes ten buvo tokia labai keistas dalykas. Po karo netoli to Ostrov veikė urano minų, šachtos. Ir kaliniai, ir netgi politiniai kaliniai dirbdavo tose šachtose, buvo pastatyti. Na, vėliau jie atsisakė tų urano, ten kitur pradėjo išgauti jį. Bet liko daug žmonių darbo rankų ir jie nusprendė pastatyti visiškai naują gamyklą ir tam toj vietoj vis darysim pirmiausia troleibusus. Ir todėl legenda tapo iš tikrųjų, čia jūs matėte dar kartą paminėsiu, būtent šis modelis, kuris buvo pavadintas Škoda 9 TR, jis buvo gaminamas 61 ir 82 metų ir daugiau kaip 20 metų buvo gaminamas šitas modelis ir jis buvo visur. Čekiai beveik visose miestuose, Serbai beveik visose respublikose, Afganistane, Bulgarijai, Indijai, Bombėjai arba Mumbai važinėja, Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, Lenkijai, Rumunijai, ir netgi Norvegijai, Bergeno mieste, sakykime, kapitalistinė šalis, bet pasiteisino ir ten yra, sako, netgi likęs senasis modelis išsaugotas. Na, o taip sakau, nuo 61 iki 82 metų jie gaminami, o maždaug nuo 81 iki dar kelis dešimtmečius, kalbama, Kauno paskutinis modelis pasiekė 98 metais, tai Škoda 14 TR, jį matote čia važiuojantį, tais laikais atrodė labai modernus, šiuolaikiškas modelis, toks erdvus, na aišku, ir patogesnės sėdynės, na ir pačiam vairuotojai, pati mechanika visą daug populiaresnė. Na, čia irgi buvo toksai dalykas, kad Škodas 14 TR modelis, tai buvo toks savotiškas irgi Čekoslovakų pramonės bandymas daryti ant tos paties ašies, ant to pačio struktūrinio modelio ir autobusus, ir troleibusus. Troleibusus turėjo gaminti Škoda, o autobusus Karosa Slovakijai. Nepasakė, kad buvo viena valstybė, kažkaip viena, pigiau, paprasčiau, mažiau atsarginių dalių, kam dvigubas. Bet vis dėlto kažkaip nelabai praėjo tas dalykas ir Škoda laikė tą iškilmingą savo populiarumą. O šitas 9 TR, tai iš viso pagal statistiką yra trečias populiariausias modelis pasaulyje. Jų parduota gyva galybė nusileido tik keliems sovietiniams modeliams. Taigi, būtent ši situacija lėmė, kad visus pas metus čekų gamintojai, jos su jais noriai bendradarbiavo ir mūsų šalį, mūsų troleibusų, valdybos troleibusų parkai aprūpindavo įvairias šalies savo šito garsiuoju modeliu. Na, dar vienas toks įdomus dalykas buvo, jūs matote irgi šitas modelis, kaip dabar irgi dar sakoma, senasis terminas su armanikėliu arba su garmoška. Tai padidintas, prailgintas modelis. Čia irgi toks įdomus dalykas, sovietai, aišku, puikūs racionalizatoriai, jūs žinot, viską sukūrė pasaulį nuo vandens virimo spiralės iki
rozetės ir visokiausių dalykų. Tai jie irgi buvo sukūrę tokį patobulintą dalyką. Aš asmeniškai vaikas esu matęs Maskvoje, tai sujungdavo 2 troleibusus tokiom grotelėm ir važiuodavo troleibusas traukinys vadinamas. Tai yra lūsai galiniam, o priekyje vairuotojas. Tai vieno vairuotojas sutaupai, jau nereikia paruošti. Nu ir taip jie įveikdavo tos atstumus, aišku, kur Pilatus prospektai, kalbama Kijevo mieste buvo labai taip populiaru. Nu, čekai gamindavo kompaktiškesnius modelius, bet irgi apie 75 metus jau sovietai paprašė jiems pagaminti irgi su harmonikėlė, su garmošketa, irgi toks modelis buvo išleistas. Ir jau 15 modelis taip pat buvo pakankamai populiarus. Čekai galbūt tuo metu įsivaizdavo, kad jie užkariaus visą pasaulio rinkas, nes yra berods 15 modelis su žodžiais SF. Tai gal kas žino, ką reiškia tai SF. Taip, teisingai, kad sukrentantis dalykas netgi į Ameriką bandė eksportuoti, kažkur laiko buvo prigiję, tai aišku, tas dalykas buvo labai optimistinės, bet vis dėlto ilgainiui situacija tokia buvo, kad pradėjo patirti nuostolius gamykla Ostrave na Dovžiai ir iš tikrųjų gamykla silpo ir prieš gerus 15 metų, sakykime, galutinai nutraukta. Iš pradžių jį buvo perkelta Pilsen į kitas Škodos gamyklas, bet kai kurios mazgus jie gamina iki šiol ir teikia, kad ir dabartiniams tie mūsų Solaris. Taigi, o šitoj vietai, kaip jūs žinote, atsiranda toks dalykas, kad Škoda nebegamina, 98 metai paskutinė, ir kauniečiai, vilniečiai ir kiti pradeda ieškoti pakaitalų, tai vienas iš jų jau minėtas vairuotojų Lenkas, tai įmonės Jelč gaminys, jie vairuos prie Liublino kažkur įsikūrė, darė, nedideliais kiekiais darė, bet vis dėlto mūsų istorija išliko šitas mėlynos spalvos modelis, vežiojas taip pat kauniečius, vilniečius į darbą. Ir dar vienas išradimas, tai aišku atkeliauja, reiškia, būtent iš Olandijos, Belgijos, toks jau pradžia hibridinio modelio, turintis dizelinį variklį, irgi ilgas su ta vadinama harmonikėlė, reiškia modelis Beringer iš būtent Olandijos, Belgijos, Beneluxo šalių. Nu, bet jis toks daugiau, galbūt aš nežinau, net nauji buvo, gal net ir padėvėti, bet irgi ta gamykla dabar yra išskaidyta, gamina dalį mazgų ir, reiškia, tiekia juos kitiems surinkėjams. Nu, o tų iš surinkėjų tarpe, aišku, iškyla mūsų miesto favoritas, pas mus mieste naujausiai ir jau nuo šio amžiaus pradžios važiuojantis modeliai, tai Lenkų gamintas Solaris. Škoda irgi niekur neišnyko, Škoda tiekia Vilniuje, galima su Škoda prisivažinėti. Beje, yra vienas fantastiškas dalykas, vakar juokimės, Vilniuje netgi yra meilės troleibusų emigrantas. Tai yra vienas čekų studentas iš Ostravos miesto, pasiliko po Erasmus studijų mieste ir dabar vairuoja Škoda troleibusą. Jisai yra, sako, pas mus jau šalyje nėra, jie pakeisti, o čia dar paskutinis 14-ukas ir 15-ukas važinėja, ir jis važinėja, dabar spaudoje irgi nuskambėjo, jis papuoštas irgi kalėdiškai. Na, bet ir mes gerai pasipuošę, o čia šiai vietai dar norėjau paminėti apie Kauno transporto istoriją. Mes kažkada miesto ir tarpmiestiniai troleibusai turėjo vieną garažą, na, o čia mes matome irgi labai gražius pastatus, jie statyti iš tikrųjų dar prieš kariniais metais. Tai čia buvo pirmasis Kauno autobusų garažas, projektuotas architektūros mokslo daktaro Stasio Kudoka. Tai va, o grįžtant prie tų visų laikų, tai reiktų paminėti mūsų troleibusų tiekėją, gamintoją, labai stiprias pozicijas išsikovojęs įmonės Solaris, tai tokio lenkiško verslumo pavyzdys, nes iš tikrųjų Solaris kažkada vadinasi Neoplan Polska, iš tikrųjų pradžioj verslo, kuris įsikūrė prieš gerus 30 metų, jie galvoja tik prekiauti vokiškais Neoplan modeliais, paskui bandė juos gaminti, paskui jie suprato, kad gali ir patys pasigaminti, atsiskyrė nuo to Neoplano. Nu, Neoplanas mes daug žinome kaip 2 aukštų patogius turistinius autobusus, o čia buvo integruota patys įvairiausi nauji sprendimai. Tai kaip minėjau, atėjo ir nauja karta pačių įvairiausių variklio patobulinimo, ašyras, troleibusai tapo žemagrindžiai, patogiau įlipti. Dabar mes net neprisimenam, kaip ten anksčiau, nu dar iš Škoda, tai gerai, bet ten į Karusą, kaip ten reikdavo lipti, ten bėdos lydėdavo,
dabar visai kita kokybinė kategorija ir mūsų miestas taip pat bendradarbiaudamas su Soliariu, kaip daugelis Lenkijos, tos pačios Čekijos ar net Italijos miesto skatina ir plečia troleibusų transportą ir važiuojame mes tais Soliariais. Ir iš tikrųjų šis transporto rūšis turi ir turės turbūt daug didelį pasisekimą, ypač šiais laikais, tai svarbu ekologija, tarša, efektyvus elektros išnaudojimas, na ir kiti privalumai, kuriuos irgi galima rasti būtent tik ir tik troleibusuose. Taigi šitoj vietai mes jau pasiekėme